Visų pirma, norime sveikinti su Rita. Labas rytas, Rita. Labas rytas. Rita, žinom, jog jūs turit sesę, Lolitą, ir noriu, kad jūs papasakotumėte tą pačią istoriją visiems Radio Centro draugam, klausytojam, kurią papasakojote mums su Giedre. Kaip prasideda jūsų rytai? Blogai, nes jie 2 valandas prieš atsikeldama užsistato žadintuvą, kuris skamba kas 10 minučių ir jį jo negirdi ir dar neišjungia. Ir jis pypsi. Aš kaip suprantu, Rita, jūs norite šiek tiek savo sesiai įpūsti tos dvasios rytinės atsikelimo, nes ji miega kitam kambarį. Ir pypsi tie žadintuvai ir jūs negalit laisvą dieną išsimiegoti, taip? Tai žinoma. Gerai, jūsų sesės vardas yra Lolita. Pažiūrėsim, ar Lolita reaguoja į telefono skambutį. Ir dar šiandien ypatinga diena. Kodėl? Rita, ar šiandien Lolitos gimtadienis? Taip. O, čia tai proga. Bet Lolita nesiskubina kelti ragelio telefono. Jūs girdit skambutį, ar ne? Tai žinoma. Jūs girdit skambutį, o Lolita tiesiog miega. Ir nesikelia. Na vat, tai ko čia tikėtis, Lolita, jeigu... Labas rytas! Labas rytas. Ar kalbu su Lolita? Taip. Miela Lolita, čia jums skambina. Radio Centro. Laida Geras rytas, Jonas ir Giedrė. Ir dar kitame laido gale mes turime jūsų sesę Ritą. Labas, Ole, kelkis jau. Lolita, žinom tokį dalyką, kad jūs labai mėgstate rytinio žadintuvo garsą ir jūs veikia kaip švelni melodija, tarsi džiazo garsai, kada jūs galite švelniai snausti toliau ir žadintuvas skamba 2 valandas, kas 10 minučių be perstojo. Ar tai yra tiesa, Lolita? Tiesa, tikrai. Žinokit, mokslininkai įrodė dar kartelį, jog tie atidėliojimai nėra gera, taip kad Lolita, tikimės, kad gimtadienio proga, su gimtadieniu jūs pakeisite savo įpročius ir kelsitės iš karto, tik nuskambėjo žadintuvui, bei būsite kupina energijos. Bandysiu. Lolita, dar vienas klausimas. O kodėl 2 valandos skamba žadintuvai? Jūs visada nusiteikite atsikelt 6, o atsikeliate kelintą? 8. Arba neatsikelia. 2 valandos budinimuose ne taip ir blogai. Pagaliau mums pavyko pažadinti. Aišku, mes buvom atkaklus. Tikrai ilgai čirškė jūsų mobilus telefonas. Rita, Lolita, linkim jums labai gražaus penktadienio. Lolita, jums linkim įsimintino gimtadienio. Geros jums dienos ir tikimės, kad liksite su Radio Centru. Iki. Ačiū, iki.